Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Lapkričio 20 dieną prisimename tuos, kurie žuvo keliuose. Nors ir policija ir kitos institucijos bando mažinti žmonių praradimus, tačiau kol kas situacija nėra gera. Per 10 metų mėnesių Alytaus apskrities keliuose žuvo 6 žmonės, pernai vienu daugiau. Tačiau pastebimas didesnis sužeistųjų skaičius. Jei pernai per 10 mėnesių avarijose nukentėjo 145, tai šiemet sužalotų 170. Pagrindinė eismo įvykio priežastis tai yra saugaus greičio nepasirinkimas, taip pat didelį įtaką daro, kai asmenys vairuoja transporto priemonės būdami neblaivūs, bei įtaką didelį skaičių sudaro būtent pėsčiųjų daromi kelių eismo taisyklių pažeidimai. Prie to, kad keliuose būtų saugiau, nemažai prisideda ir valstybės įmonė Alytaus regiono keliai. Įmonės atstovai išdalinę daugybę šviesą atspindinčių priemonių. Jos padeda vairuotojams pastebėti pėsčiąjį ir dviratininką. Ankstesniais metais buvo deginamos žvakutės Rotušės aikštėje, kitais metais policijos kapelionas Sigitas Bitkauskas laimino juodąsias dėmes, o šiais metais organizuojama akcija yra kiek kitokio pobūdžio. Palaikydama šią akciją prie policijos komisariato prisijungė ir kelių įmonė, kuri ryšim su tuo, kad kiekvienais metais tų eismo įvykių keliuose būtų kuo mažiau ir kad tų žvakučių atminti reikėtų uždegti mažiau. Tai dėkoju vairuotojams už tai, kad jie važinėja keliuose blaivūs ir dovanojo mūsų nuomonę labai naudingas dovanas šiuo metų laiku, tai ledo gramdiklius. Kaip sumažinti žūčių skaičių keliuose galva suka tiek policija, tiek kitos už eismą atsakingos institucijos. Tačiau neblaivių vairuotojų keliuose vis dar yra. Sekmadienio vidurdienį kelyje Alytus Įrijai policijos pareigūnai surengė patikrą. Gausios policijos pajėgos stabdė automobilius, o įtartiniems vairuotojams teko pasitikrinti blaivumą. Vos tik prasidėjo akcija, pareigūnams įkliuvo girtas vairuotojas. Neblaivus vyras net ir policijos automobilyje elgėsi agresyviai. Uždarykit duris, man šalta, Man šalta, pažiūrėjau. Antrankių reikės? Atsakau, nefilmuoju. Aš klausiu. Nereikės. O tai ko vairuotojų neblaivus važinėja? Viešoj vietoj, supratai? Taigi sakė draugai, kad iš Mergiočių važiavo. Tai kaip čia dabar atsitiko? Ar jau ne pirmą kartą, sako, įkliuvo girtas? Nesikeik. Uždarykit tas duris, Jėzus. Taigi nevykė. Viešoj vietoj elgtis ramiai. Tai viešoj vietoj galima kokį daryti. Taip, gali filmuoti mane, gali. Jūs dabargi pažeidimą padarėt. O koks tau skirtumas? Tuo tarpu vairuotojo draugai iš Miroslavo mielai bendravo, pasakojo apie savo savaitgalio nuotykius. Aš miegau, nežinau, kaip čia. Paskui tik žiūriu, kad čia mirksi. O tai iš kur važiuoja, tai nepaslaptis? Iš tokių Mergiočių. Iš Mergiočių, ar ne? O tai pašventė truputį. Pašventėm. Dabar draugų teisės turbūt atims taip. Tai kad tiesiog neturėjo. Ai, neturi teisių? Ne. Aha, tai jisai gal įkliuvęs už girtumą kada? Tai jis turi gal 100 000 eurų skolą. Pareigūnai patikrinę vairuotojo blaivumą nustatė vidutinį 2,38 promilės girtumą. Paaiškėjo, kad minėtas vairuotojas gimęs 1987 metais niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o metų bėgyje jau buvo įkliuvęs už vairo girtas. Alytaus rajono gyventojai gresia bauda iki 1,5 tūkstančio eurų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.